Aikštės dirbtinės dangos aikštė, kitoje BFA perima kamuolį, dešiniuoju flangu komandos išpuolis. Ten gana didelė futbolininkų grūstis, koks perdavimas ir koks seivas, fantastika. Lyderis minija su Kauno Žalgirio dubleriais. Kas čia dar įdomesnio? Dainava atmosfera šio klubo rungtynes. Dabar pavojingas perdavimas ir įvarčio nėra. Labai gražus epizodas. Dar vienas perdavimas, smūgis ir virš vartų. Na štai ir Neptūnas po standarto kuriasi geras situacijas, kiek laiko jai atgaivinti. Dabar pavojus gali būti prie BFA vartų, reikia smūgiuoti, smūgis virš vartų. Gal ir daugiau atakuojančių futbolininkų leis BFA komanda. Labai pavojinga situacija ir Ugnius Semaška. Lietuvos žaidėjas legenda ir Lietuvos teisėjas legenda, dabar bando tapti komisarų legenda. Jaunatviškas, reikėjo smūgiuoti ir žiūrėti, kuo viskas baigsis. Dabar BFA atakoje ir kertamas futbolininkas ir Kevinas Drungilas rodo į 11 metrų žymę, net nedvėjodamas. Arba BFA komandai. Smūgis įvartis. Neptūnas atsilieka šiose rungtynėse. 24 numeris. Danielius Misiūnas, komandos kapitonas, išvengė abiem žaidėjams, nes, na kodėl? Kodėl turėtų iš karto rodyti už bet kokį susistumdymą? O čia pavojus ir pražanga. Baudinys. Įvartis. Atspėjo kampą Semaška, bet Urbio smūgis, na, iš Harry Keino repertuaro, sakyčiau, žemas į apačią, į patį kampą. Simonas Urbys, Hamedas Diawara nelabai. Perdavimas į baudos aikštelę, kaip gelbsti savo vartus vartininkas. Kaip gelbsti Danielis Bukelis. Dalykai, čia dabar pavojus, reidas ir vartininkas išeina, ar bus smūgis. Na ir Misiūnas. Įvartis. Danielius Misiūnas. Kapitono dublis. Ne, 21 numeris, atsiprašau, ne Misiūnas. Pasižymė 21 numeris Rafalas Kudzinas. Vadovauja jo asistentai. Na ir žiūrėsime, kuo viskas baigsis. Smūgis! Wow! Va čia tai buvo reikalų. Su arbitrais jokių prašymų. Išmuštas kamuolys, vartininkas toli išėjęs, bėga, skuodžia. Du komandos BFA žaidėjai. Ir įvartis! Kokiu greičiu skuodė į priekį šiame epizode jaunuoliai. Kokiu greičiu. Na tiesiog, kaip Usainai Boltai. 1-3, bravo BFA komandai, 2 baudiniai visiškai teisingai paskirti ir paskutinis įvartis į tuščius vartus.